Štai Kauno gatvė. Judrioje gatvėje gyvena žinomas alytiškiams ir ne tik liaudies poetas Vaclovas Matažinskas. Numerio nesakysiu, kad mažiau būtų dėmesio. Štai kaip gražiai atrodo jo kiemelis. Dukra? Taip. Oi, tai malonu susipažinti, aš Robertas Šarknickas būsiu. Malonu. Ačiū. Aš jau jūs filmuoju, žinot. Oi, nenoriu. Nieko. O, koks vardas šuns? Aha, gerai. O šitas piktas ar ne? Ne? Na gerai. Užlaižyt gali. Ką? Nepiktas, bet iš karto suvalgo, ar ne? Ne, stalo ne. Gerai. Malonu, sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki. Nu, šeriasi šuniukas jau biškutim. O šunį tai filmuot noriu. Nu, kokio vardu? Arčis. Arčis? Taip, senokas jis jau. Jau matau, kad... Ui, koks tai šuniukas. Oi. Jau kiek metų jam? 11. 11. Aha. Bet gražus. Oi. Susijaudino dabar visai atsirai. Sakė kojos. Supratau. Gerai. Viskas. Susijaudino, kad filmuojamas jis. Arčiukai negalima. Supratau. Ačiū, ateik čia. Arčiukai. Gerai. Ačiū. Viskas. Negalima. Tai dabar man baladoti duris gal? Va jau ateik. Va, mūsų reperis. Kaip tu, Robertai, mane įsiveži šitiek daug gražių moterų pas mane kieme? Nu, aš žinojau, kad bus, dėl to ir atvažiavau. Sveikas, Gerai. mielas bičiuli, labai malonu tave Labas. matyti. Aš noriu tave apkabinti Gerai. kartu. Robertėlį, čia tau kas žadėta, mano A, šitaip? paskutinė mano knygutė. O, Dieve. Jinai, va tada, kaip tu man padėjai su tuo motorikliuku, aš ją vežiausi visus metus bagažiniai tave sutikt, supranti. O. Ir niekaip po to Vilnių, ten tie rinkimai, viską supranti, bet aš ją padėjau, sakau, tegul būna. Ačiū tau labai, mielas Nėra už bičiuli, ką, mano pasiskaitysi, draugė. gal ką rasi pa... Tai be abejo. Šitas. Oi, ne, nu tavo eilės visada man įdomios yra. Kitaip nelaikinčiau, kaip Paprastai sakoma. moteriai sako, kad aš jom įdomus. Ne eilėraščiai, ne? Jo. O, žmogus. Puiku. Tai ką, galim mes tada judėti? Galime judėti, Robertai. Gerai, aš tada pasiemu. Tai gero laiko jums. Malonu. Iki. Iki. A, matai, aš 1000 kartų pravažiuodavau pro šitą Taigi aš namelį. Aš dažnai O va tu- čia vis stoviu prie šitų vartukų, supranti. Aha. Čia mano, kaip čia, supranti, mūsų karta, jau va mano anūkai bus 5 karta, virš 100 metų čia. O, Mes turim savo medelį pasodinę 1000-mečio parke, kur ir Grigaračiai pasodinę, ir mes ir pasodinę. aš esu pasodinęs Nu, su šeima. va, matot, Aha. o čia mano amžinatelis dėdukas, kaip mes vadindavom, įgavo iš valdžios žemės plotą. Pasistatyti, aš nežinau, už kokius ten nuopelnus šito. Čia kuriais metais tai buvo? Oi, čia kažkur 800 kažkuriais, tai aš dabar tiesiog nepasakysiu, Robertai. Čia reikia šeimos istoriją, žinai, kraštą. Bet. Ir vat jisai pastatė, ir čia tas plotas buvo net, na, kur tas namas baltas. Čia tekėjo upelis, Aha. ir mes pastoviai čia vaikai ateidavom, didelis sodas buvo, gyvenau vienam gale, va šitam gale, kur aš, močiutė, amžinatilsį, kitam gale dėdė, nu, tėvo brolis. Tai mes čia vaikai ateidavom, labai gražios didelės obelys, labai skanūs alyviniai obuoliai buvo. Mes ateidavom tų obuolių čia, tam upelį maudydavomės. Paskiau tą upelį, kaip pasakau, pažabojo, įkasė. Nu ir baigėsi visi išmirė, tai aš va su vaikais išpirkau šitą kampą, nes tą plotą jau padalino, kaip matai, į 2 dalis. Nu ir dabar čia tęsiasi mūsų Matažinskų giminė. Va kaip. Tokioj triukšmingoj gatvėje. Jo, žinok, mes įpratom ir dabar... Ir nebegirdite. Negirdim. Tai sako, Kai kad buvo, galima kai priprast. buvo tas brukas, supranti, tai čia buvo dulkės, buvo viskas. A dabar, kada jau ją, supranti, čia patvarkė, va šitą perėją pasidarė, čia irgi aš įsikovojau, amžinatilsį Krasnickas man labai padėjo, kad nes vaikai pradėjo eiti į mokyklą, į darželį, supranti, čia mašinos Tai kad reikėjo. žiūrovai suprastų, Krasnickas tai buvęs Alytaus miesto meras. Amžinatilsį. Jurgis Krasnickas. Taip. Tai va čia vaikus reikėdavo vesti į darželį, supranti, šitą kalną. Mašinos nesustoja. Vien didesni paaugo, vienus paleido baisu. Tai aš paskiau čia įsikovau šitą perėją, kad padarytų va čia kolytas. Padarė šitą perėją
iš karto, kaip kas keikė, dabar visi dėkoja, kad sako labai gerai. Matot. Tai žiūrėkite, mielas mano bičiuli Vaclavai, tai važiuojam su mano automobiliu tada? Važiuojam? Važiuojam. Aš sakiau, galėjau su savo atvažiuoti, bet sakėt, kad tai bus geriau. Smagiau kartu. Aš ten jau tas mano automobilis matė įvairias asmenybės, tai... Jo. Ja. Tai bus man malonu, kad jūs irgi mano automobilė būsite. Aš kokia čia asmenybės. Pereisime per... Ką darote, kad toks jaunatviškas, pozityvus? Kaip ir šiandien tokia didelė, labai skaudžia nelaimė turėjau. Tai niekur nedingsi. O kas nutiko? Labai geras mano draugas pasimirė. Užgeso dar viena žvaigždė, mano draugų žvaigždynė. Kokia negailestinga tu mirtie. Verti išgerti taurę kačio kartaus vyno. O taip, tokios gimė 4 tokios. Ir sakyk, kad ne poetas kalba. Ne, tai aš poetas tokį, suprantat. Bet va, ir vakar mes su juo kalbėjom. Jis man skundėsi, sakau, Albinai. Albinas, o pavardė jo kokia? Gervelis. Sakau, jo duktė dirba nakvynės namuose. Gervelė Ingutė. Tai jos tėvukas. Sakau, skambyk greitukiai. Sakau, o jis klausė, kaip man buvo. Aš irgi čia turėjau priepuolių tų. Sakau, skambyk, Albinukai, nelauk bus per vėlu, nu ir va. Pasirodo per vėlu. Labai užjaučiu. Labą dieną. Va, patrauksiu daikčiukus. Šiandien reikėsiai paskambino. Ir jau buvo. Išvežė dar iš namų, bet jau atgaivinti nespėjo. Aišku. Gerai, neskubėkit. Gerai. Tai būnate parke. Oi, čia mano mėgstama vieta. Čia Robert, tiek atsiminimų, tiek čia mano... Mokydavausi šitoj žalioj mokyklai. Žalioj mokyklai? Taip, vadinom Arklidę. Pirmiausia pradėjau taip pirmoji vidurinė, iki 5 klasės. 4 klasės ten baigiau. Mokytoja tokia buvo, gal dabar netgi gyvos Gilienė. Paskiau mokinausi šitoj, kaip aš vadinu, antroji viduriniai. Tai aš jau jos kitaip prendė pavadinsiu, šią visuomet man antra vidurinė. Čia prasimokinau kažkur 2 metus ir tada perkelė į šitą žalę. Taip, tai ten viena klasė buvo, paskiau kitos klasės, aš tokias įnirtingas mokinys buvau. Tai čia mes gal kokius 4 metus kartu su Juozu Muzikevičium, gerai žinomu. Fotografas. Jo, mokinomės. Tai čia mūsų, ar niekas mokytojai nemato, ir parūkimų vieta buvo. Žinot, kaip mokinukai dirbtų. Be abejo. Buvom, kaip tas sako, priėdę velniukų tokių, o aš gyvenau, kadangi už Ulankos gatvėje, tai man kelias į mokyklą visuomet eidavo per šitą parką. Dabar toje vietoje ten jau namai statyti, jau tos už Ulankos gatvės mažai kas likę, mūsų namo jau irgi nėra. Tai čia būdavo tokie meilės kampeliai, toj plašetkė buvo šokiai. Tai mes ateidavom, kai tokį po 14 metų, tai tie pusberniai mus išvydavo. Sakydavo, aš kits čia. Pacukais vadinamos. Paskiau paaugom, tai jau leidom čia ateiti, pasišokti ar pasižiūrėti, supranti. Bilietai buvo, kitais laikais pinigų nėra. Tai per tvorą į šokį persikari, supranti. Tai huliganavota šiek tiek Vaclavai buvo? Aš žinau, į šoną. Aš žinokit, ir neslėpiu, aš buvau velnių priedęs kaip reikalas. Va, iš kur ta kūryba atsiradus pas jūs? Taip, nes čia, kada 5 klasėje mokinausi 2 viduriniai, buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Šimukonienė berods. Jei teisingai pavardę dabar. Šimukonis buvo partijos komiteto lyg tai pirmininkas, kažkas tai tokio, žinot, čia. Tai kada reikia rašyti diktantą, kokį rašinėlį, tai jinai man sakydavo, už klaidas 2, už turinį 4-5. Jinai man išpranašavo. Sako, jeigu viskas gerai, sako, tu žinok, kad į rašysi eilės arba apsakymus. Tai va, teisingai ir numatė? Taip, nes mano jau tada mintys buvo tokios, aš buvau, kaip tas sako, kaip palaidna bala, bet mintys mano sukosi, aš kaip pagaudavau tą grožį. Mūsų tėvukas amžinatelis tokius pasakorius buvo. Žmogus savo mokslis, bet jis neprimeno, bet jis kartais sesė geriau atsimena šitą dalyką. Jis pasakojo pasakas ir mes vaikai galvojom, iš kur jis tų pasakų tai žino. O jis pasakojo pats jas kurdamas iš karto. Jis iš savęs. Aš
tą patį kartojau savo anūkams. Sako, dėdulį naują pasaką, tai kurgi ten tų pasakų paimsi naujų. Tai aš iš galvos kažką sumislinu, kaip tas sako, kad dzūkai sako, sumislinu. Nu ir bainu. Mielas Vaclovai, jūs būtumėt puikus politikas, nes politikai linkę kurti. Mano gyvenime tik to ir betrūko. Aš prisipolitikuoju su kaimynai, su kaimynkom. Aptarėm mes viską ir pasiginčinom nepaslaptai, žinot, kaip visuomet. Bet anksčiau dar kažkaip, gal atsimint, rašiau tuos politinius eilėraščius. Taip, pamenu. Dabar jau nenoriu, viskas nusibodo, nes ką tu bedarytai, tos teisybės nebus. Jeigu valdžia pati nesusigrieps, mes tos teisybės nerasim ir mes čia nieko nepadarysim. Tai kam bereikalingai trumpit, kaip pasakau, savo gyvenimą, tom visokiom, suprantai, tiem ginčam tą. Tai va kartais, kur kokis būna ginčas, tai parašau kokį komentariuką. Ir viskas, kur mes čia sėdame. Gal į pavėsį einame? Gerai. Štai mes esame miesto sodo parke. Yra būtent čia senasis fontanas, pasididžiavimas Alytaus miesto ir rožynas. Taigi kviečiu prisėsti, mielas Vaclovai. Rožynas, o čia dar buvo tas taip vadinamas grybas. Palaikykit truputėlį. Vieną minutę. Buvo taip vadinamas grybas. Grybas? Jo, tokia, kaip pavėsinė. Tai jame buvo bufetas. Pardavinėdavo alų. Ir limonadą mes tuo metu vadinom citro. Jo. Tai jūs dar matėte šitą? Aš atsimenu. Taigi čia Albertas grodavo dar. Tai Šekspyras. Jo. Aš tą viską atsimenu, tai sakau, mesgi čia. Paskiau jau kažkaip tai įsivaigė šitą, išėjau į tą tarybinę armiją, kaip pasakau, kariuomenę, kaip anksčiau vadindavom. Iš šeimos vienos atitarnavau, tik tais kitus gyvulius apsaugo, tai aš vienas, bet nepaskau, kad man ten buvo labai sunku, 2 metus į tuos čia batuose atmyniau, grįžau, ir aš palyginus labai greitai apsivedžiau. Grįžęs gal metus. Kiek metų buvo? 20 metų aš jau balandžio 30 vedžiau. O vedžiau Žemaitukę, į Žemaitijos buvo atvažiavusi, dar tokis įdomus, netgi faktas, paskiau aš juokiausi. Mes, kada tarnavau Kaliningrade, važiuodavom į Estiją, Aigvidų tokis poligonas buvo. Ir pravažiuodavom į stotelę Pagėgiai, Žemaitijoje. Ten iš karto už Kaliningrado tokia nedidelė stotukė Pagėgiai, tas miestelis dabar labai gražiai sutvarkęs, teko kažkaip tai neseniai čia būti. Laidovom kažką tai iš jos giminių. Tai va, važiuodami per tuos Pagėgius, kaip kareivukai sustoja, ten vieną kitą traukinį praleidžia, nors pirmenybė būdavo kareiviškiams traukiniams. Ten buvo patrankos pakrauta, tegačiai, tie mūsų vilkikai vadinami. Ir kažkaip su hebrais juokiam, atsakom, įdomu, ar mes čia kada sugrįšim ar ne. Tai sakau, jei kokią mergą rasim, tai sugrįšim, taip juokais. Prisišnekėjot? Prisišnekėjau. Ji sako, važiuojam pas mano tėvus, jau kada pasipiršau, sako, važiuojam pas mano tėvus. Atvažiuojam į tą stotį, žiūriu Pagėgiai. Sakau, kas čia likimo pirštas, ar sakau, tu gal girdėjai mano žodžius, tai mane gaudai, taip juokais, kaip sako, materializavot mintis. Jo, sako, nebūna. Būna ten, nežinau, atsitiktumas, neatsitiktumas, likimas, nelikimas, aš nežinau, kas čia yra, aš tai, kiti sako, nėra to likimo, aš greičiau likimu, tikiu, negu Dievu, supranti, aš niekuomet neburnoju ant Dievo, bet aš turiu savo tikėjimą, kurį aš išpažįstu. Aš ne tas, kuris keliais eina aplink bažnyčią, ar ten kunigams išpažintį atlieka, aš netlieku niekada išpažinties. Mano tokia mintis yra toks pasakymas, aš išpažintį atliksiu pats akis į akį su Dievu, jeigu jis yra. O per tarpininkus tai čia jau neišpažintis, čia jau pletkų nešiojimas, mano taip. Bet aš sakau, aš niekada nespjaunu į tą tikėjimą, gerbiu tikėjimą, gerbiu, kas yra sukurta. Nežinau, Dievas yra ar nėra, aš jo nemačiau, aš jo, kaip tu sako, neliečiau. Gal jis mane kada palietė, gal išgelbėjo nuo mirties, gal ką. Nežinau, bet aš kaip ir sakau, kada į ten nuveisiu, jeigu aš jį pamatysiu, atsiprašysiu, ir jeigu jis tikrai yra Dievas, jis atleis mano klaidas. Mielas bičiuli Vaclovai, užsiminėte apie žaliąją mokyklą, nuotykius ir panašiai, ir apie meilę šiek tiek. Pirmas meilės bučinys, kiek metų buvo?
Ar niekas neklauso? Nu jau mes suaugę. Žinokit, dabar tai pirmas meilės bučinys, tai buvo aš dar vaikas į darželį jau. Tarp kito darželis buvo Pušinė, kur dabar laidojimo namai yra. Tai ten toliau, dabar ten buvo tokis medinis pastatas 2 aukštų. Ten buvo lopšelis, darželis. Tai aš ten, o mūsų viena kaimynė dirbo Vabulinė, tokiam žinatelsi moteris, dirbo auklėtoju, tai ir įteina į darbą ir mane už rankos vedasi į darželį. Tai aš tam darželį, tai va ten gal ir buvo tas pirmas bučinys. Darželį? Darželį, ko gero. Koks jūs išdykė? Ko gero, o paskiau, kitą, kurį tiksliai tai atsimenu, tai buvo jau gatviai, bet irgi vasaros laikų, nežinau, gal darželis nedirbo, žinau, kad į mokyklą dar neėjau. Tai irgi kaip Seirijų gatvė, ten stovėjo tokie nuosavi namai, dabar jau, kur dabar kolegija, jau jie nugriauti, ten parduotuvė stovėjo ant kampo, seni namai ir dabar aš net vardo neatsimenu tos mergaitės. Tai kaip dabar atsimenu, jinai ant tvoros, o jau tokia graži man, tokiam straglys per, kaip tas sako, kabant tos jas galo, sibraukiau, nuvėjęs prie ir pabučiavau, ir ką tu. Mielas bičiuli Vaclovai, menininkai, poetai yra labai jautrūs žmonės, kai vis tiek teko patirti ir išsiskyrimus. Oi, teko. Kaip išgyvendavot? Kiek kankindavotės? Pirmas, mėnesį, 2. Pirmas ir vienintelis tikros, gal skaitau, kad tikros meilės išskyrimas, tai buvo, kada aš jau į tą tarybinę armiją, į kariuomenę, taip aš vadinu ir čia palikau, nesakysiu nei vardo, nieko, palikau merginą, su kuria aš mokinausi Žalioj mokykloj, o ji čia lankė irgi vakarais ateidavo ten ta vakarinė buvo, kas dabar, ar antroj pamainoj, šviesi tokia graži panelė. Tai ji buvo mano išleistuvėse, viskas atsisveikinom, kuo puikiausiai. Ir aš metų gal nebuvau atitarnavęs. Gavau iš draugų laišką. Iš tokio Algio gavau laišką, kad taip ir taip taviškė ženinas. Aš taip kaip stovėjau, taip prie lovytės, kaip dabar atsimenu, toj kazarmoj, taip ir atsisėdau. Dar ten vyrukai prieė klausė, kas Vaclovai, nu rusiškai, žinai, kaip ten vyrukai. Pasakiau, kas nutiko, o kaip tik turėjau į šitą įbudėjimą. Sargybo automatas, viskas šoviniai tikrai. Tai dar seržantas sako, ar eisi. Sakau, eisiu, aš gi ne ant tiek, kad jau ten nuskau pergyvenu, bet tai ką padarysi dabar. Dėl to kažkur tai pačiam kažką savo pasidaryti, ar kitiem kažką padaryti. Nu, aišku, buvo sunku, kažkur 2-3 savaitės buvo sunku. Vis galvodavau, vis matydavau sapnuose, kaip mes. O aš eilės rašiau, dabar tų eilių gal mažai ir išlikę. Bet nes aš rašyti pradėjau kažkur nuo 14 metų. Nuo 14 metų? Jo, tai kažkur tai rašiau. Aš tiesiog ne eilės, bet rašydavau, mes vienas kitam rašydavom laiškus eiliuotus. Jie ateina į mokyklą, aš pasakau, jau žinom, kur aš į laišką padėsiu. Tai pasiima tą laišką ir ten jau skaito. O kaip tais laikais tokie ir eiliuoti buvo. Reikėjo dar mokytis, dar ir dabar man reikia mokytis. Nes aš čia diskusija užvakar gal buvo apie poetus. Aš iš karto pasakiau, sakau, aš tai žinokit, kas kaip norit, sakau, aš tai savęs nelaikau poetu. Nes aš nesu poetas. O ko laikote tada, jeigu ne poetas rašantis eilės, ne poetas? Taip, aš savo minčių skleidėjas. Aš eiliuoju savo mintis. Jūs labai gražiai diplomatiškai išsisukat, mielas Vaclovai, minčių skleidėjas. Tai čia poezija. Nu, tai čia gal poezija, bet aš ne poetas. Nes manęs poetų, aš sakau poetų, Čirvys, ten kiti, tai čia jau poetai, jie pripažinti, o mes čia šitam Facebook'e. Nu, galima tarp savęs vadinti vienas kitą poetais, aš turiu ten to menų sodo, turiu ženklelį, kad ten Lietuvos nepriklausomų poetai, esu narys tos asociacijos, bet tai ten tik ženklelis, suprantat. Ir jei kas mane vadina, aš nepykstu, bet aš pats savęs tikrai, jei kas mane seka, niekada niekur pats savęs neįvardinau poetų. Bet aš esu jūsų gerbėjas, sekėjas socialinio tinklo Vaclovas Matažinskas, kur įkeliate eiles ir matau šiuolaikinių poetų nemažai.
Jie taip pat irgi rašo įdomias eiles. Tos eilės, aišku, gan labai gilios tokios ir reikia labai mąstyti ir panašiai. Bet vat liaudies žmonės labiausiai, pastebėjau, deda patiktukus ant aiškių tekstų, išgyvenimo, jausmų, kas labai artima širdžiai. Tai būtent jūs ir taip rašote tas eiles, žmonėms patinka, negu tie poetai šiuolaikiniai, kurie gan sudėtingos eilės rašo. Kaip jūs žiūrite į tuos poetus, kurie taip sudėtingai rašo? Ar jums patinka pačiam? Yra tokis Romualdas Žilinskas, labai gilios, gražios eilės. Labai. Jas įsiskaitytai, gerai jūs sakot, Robertai, perskaitai, pagalvoji, dar kartą perskaitai ir analizuoji vos ne kiekvieną eilutę, supranti? Nes ten tiek tos gilios prasmės, užslėptos prasmės, kad ten gal reikia pradėti skaityti iš kito galo, kad eiti iki to. bet jis labai ir žmonės skaito daugiausia jau ta karta. Vėlyvesnė, kaip pasakau. Mes ankstyvoji karta. Amžėjanti karta. Jo. Suprantat, nėra žmonės, aišku, jei kokie kažkur mokytoja, kas suprantat, profesorius, jie jau giliau įsigilinę, bet paprasta kaimo moterėlė, miesto moterukė, ta pati, kurie eina į bažnyčią dievuliui pasimels, jinaigi nesupranta tų vingrybių visokių to visko, jis supranta paprastą mano, aš tave myliu, Marceliute, ir panašiai, nu ar ne taip. Ypač jiems patinka, kad aš dzūkiškai pavarau. Tai jau jiem ir tos humoristinės, ir lyrinių aš parašau. Tai net kartai žmonės ir prašo, Vaclovai, parašyk ką nors dzūkiškai. Vaclovai, jums turėtų būti ir miesto premija kultūros ir panašiai už kultūros, už dzūkų kalbos puoselėjimą. Čia tą premiją aš tai atiduodu Svetlanai Žadeikienei. Ji mano mokytoja. Mokytoja? Ne ta prasme, bet aš iš jos mokinausi dzūkų kalbos. Aš ir pats žinau tą dzūkų kalbą, nors augau, gimiau Alytui. Augau Alytui, bet vasaras dažnai praleisdavau prie Obelijos ežero. Ten gyveno tetukė tokia, jau nėra nei jos vyro. Antanukas, jo sūnus muzikantas, dainuoja vestuvėse panašiai. Tai aš ten labai daug prisiklausau tų visokių dalykų, šnektų. Paskiau čia jau gyvendamas Kauno gatvėje, kaimyno močiutė buvo irgi amžinatilsį, mama kaiminkos. Tai nuo Kvarėnos, ką pasakau, gryna dzūkė. Tai ten irgi. Jau ką kai pasakys, tai sėdžiu ir klausau, sako, ko Vaclavai taip žiūri? Sakau, nesupratau, tetukė kūca pasakė. Jinai dar kartą paskiau daveinat. Jinai druskos, jeigu paragavo maisto ir druskos trūksta, tai jinai sako, negirdėt druskos. Nesijaučia, bet negirdėt. Negirdėt druskos. Dažnai girdžiu, kad vis dėlto Dzūkijos sostinė tituluojama yra ne Alytaus miestas, ne Alytaus, bet Varėnos, girdžiu kartais Marcinkonis, Zervynai, nes ten yra tikras dzūkiškumas, tradicijos, kalba, dainos, viskas. O Alytus, na, toks, kaip sakyt, suvažiavęs iš visos Lietuvos. Ne, tai mes, Robertai, tą patį galim pasakyti apie Vilnių. Tikroji sostinė Kaunas, ar dar aš galiu pernešti tą tikrąją sostinę dar, kur tikrai lietuviai. Nes Vilniugi daug žmonių atvažiavusi. Taip. Bet čia jau ir istoriškai nusistovė ir aš manau nereikia nieko keisti. O jeigu žmogui gerai, kad ten būtų Zervynai arba Marcinkonis, turėkit jūs tą sostinę. Kad ir Merkinė toj pati perloja. Taigi čia mūsų tas bendras kraštas, čia mano širdis plaka tuose pušynuose. Aš čia džiaugiuosi pasisėmęs tos gamtos ir gerų minčių, ko man daugiau reikia. Ir ar čia Alytus bus sostinė, ar perloja, ar Zervynai, man tas pats visur tie patys dzūkiški šunys loja. Įspūdinga. Mielas Vaclovai, dabar aš paprašysiu jūsų pabūti šiek tiek žurnalistu, palaikyti mikrofoną. Taip. Aš vakar ir užvakar pateikiau žiūrovams savo skaitytojams, sekėjams socialinio tinklo, kad lankysiuos, susitiksiu su poetu Vaclavu Matažinsku. Kokius klausimus norėtumėte jam užduoti?
ir jie man atsiuntė klausimų, 10 klausimų. Tai šiek tiek Va, čia palaikykite. Čia tokioje akcijoje dar neteko dalyvauti. Nu, o dabar ir sužinosime. Taip, imsiu savo. Taip. Nu va. Ir klausimas yra, jūs arčiau laikykit mikrofoną Gerai. savęs. Kaip prasidėjo jūsų kūrybinis kelias? Ar atsimenate pirmąją savo eilėraščio eilutę? Dabar kūrybinis kelias iš tikrųjų prasidėjo, kaip jau sakiau, žaliojoj mokykloje. Prasidėjo nuo tos meilės. Nu, tikrai neatsiminsiu ir nenoriu meluoti, kad atsimenu pirmą eilutę. Bet kaip visuomet tos eilės buvo tokios pilnos tokios vaikiškos meilės. Pilnos vaikiškos meilės. Apie meilę, jo. Taip, antras klausimas. Kas jūs labiausiai įkvepia rašyti? Žmonės, gamta, kasdienybė ar vidiniai išgyvenimai? O čia, žinokit, vienareiškinio atsakymo nėra. Ir gamta, ir žmonės, ir vidiniai išgyvenimai. Labai mane įkvėpdavo žmona amžinatilsį. O kad aš po ilgo meto nustojęs pradėjau vėl rašyti, tai tiesiog įkvėpė anūkėlė. Nes aš buvau, nu kaip žinot, tais metais nebuvo nei tų kompiuterių, nieko. Pareini iš darbo, dirbau statybose, pareini iš darbo pavargęs, bendrabutį gyvenom, glaudėmės. Ar ten kažkas tai pagalvoja apie tą rašymą, apie ką greičiau nusipraust, pavalgyti ir gults gerai tavęs. O čia atsikrausėm į Kauno gatvę, tai aš jau čia ne pirmą kartą minėjau. Anūkutį reikėjo kalėdoms gal parašyti kažkokį tai keturėlį ar kokį trumpą posmelį, nu ir kadangi močiutė, žmona mano žinojo, kad aš tuo dalyku kažkada tai bovinausi, sako, pas dėdulį paprašysi, nu, tai anūkutė aš tik daug negalvodama sudėjau 2 posmelių kažkokį tai eilėraštuką kalėdoms. Nu, lengva tokį, kad vaikui būtų lengva atsiminti. Paskui sėdžiu ir galvoju, nu, Dieve, man kaip tai žirafai per ilgą kaklą davėjo, kad reikia vėl pradėti rašyti. Nu, ir va tai po truputį ir įsivėliau vėl aš į tą rutiną. Aišku. Kitas klausimas žiūrovo. Jūsų kūryba dažnai paliečia širdį. Ar rašydamas galvojate apie skaitytoją ar apie savo jausmus? Aš galvoju ir apie savo jausmus. Rašau ir nuo savęs, rašau ir nuo savo išgalvoto personažo. Bet tie personažo pergyvenimai dažniausiai paimti iš gyvenimo. Man daug teko matyti, daug mačiau tokių meilės dramų. Aš seku tą Facebooką, matau, kaip ten viskas vystosi. Plius kažkada tai labai daug skaičiau knygų ir grožinės literatūros. Ten labai viskas patiko. O čia dabar Facebook'e pažiūrėkit, kiek ten tas išsiskyrė, tas susitiko, tas. O kartais paprasčiausiai netgi randi gražų paveiksliuką. Ir užbūrė. Ir iš karto ta mintis eina. Tai taip, kad seniuosi aš tų minčių iš visur galimas. Paminėjote socialinius tinklus ir kaip tik žygiuoju prie klausimo, kaip manote, kodėl jūsų eilės taip patinka socialinių tinklų sekėjams? Ko gero, kad rašau, kaip dzūkai sako, nuo dūšios. Nuo dūšios rašau, gal dar dėl to, kad aš rašau suprantamai. Nu, tiesiog, kaip aš mėgstu sakyti, aš rašau liaudiškai, ką matau, tą rašau, aš neimu iš dangaus kažkokių, kaip aš sakau, iš žvaigždžių kokių, tai nenukabinėjau nieko. Pas mane kas mintyse, kas ant liežuvio tas eilėse. Tas ir atsiduria ant popieriaus lapo. Noriu, kad žmonėm būtų suprantama tai, ką aš rašau. Kitas žmogus klausė, ar kada nors rašėte eilėraštį pagal konkretaus skaitytojo prašymą ar gyvenimo istoriją? Labai daug. Yra kažkur, tai aš nežinau, dabar jau gal nerašiau. Viena mergaitė paprašė parašyti, metai buvo, kaip jos brolis ar pusbrolis susimušė avarijoje. Parašiau eilės. Nu, va tas pats matukas, tada buvo... Pamenu, labai skambėjo jūsų eilėraštis. Taip, tai nu, tada ir prasidėjo mano tokia žinomybė.
Paskiau, nu daug žmonės prašo gimtadieniui parašyti, įvardina žmogaus metus, įvardina vardą, netgi šeimos narius, prašo mirties atveju, metinių atveju, prašo parašyti tokius, nu, odės tokias, prašau, daug esu parašęs, daug, tikrai kad daug. Ilgitės vaikystės? Ilgiuosi. O dėl ko tas ilgesys ateina pas žmogų, brandaus amžiaus žmogų? Aš pažiūrint savo anūkus ir aš pagalvoju, Dieve, kokie laimingi, o paskui pagalvoju, bet taigi ir aš buvau laimingas. Ir aš buvau laimingas, nebuvo kompiuterių, nebuvo nieko. Iš pagalio susikalam automatą. Žydkapis tokis buvo ten, kur, nu, ten mūsų kampe, kaip aš vadinu, Kriaušiai. Ant to žydkapio einam, žaidžiam partizanus ir vokiečius. Partizanai tuos vokiečius suima, surakina, labai nekentėm vokiečių, jiegi fašistai buvo. Dieve, pasidarom pistoletus. Ant viso kiemo turėjom 2 mašinėlės, tas tokias skardinės. Susirandam smėlio krūvą. Žaidžiam, ateinam, va čia ant šitą miškelį prie Žalios mokyklos futbolą spardom. O dabar aš praeinu, aš pamatyčiau vaikus va čia kažkur futbolą spardančius, smėliadėžėje žaidančius. Nu, taigi čia mūsų praeitis. Bet dabar tas nesikartos, jau nebus to. Viską užgožėsi. Aš neskau, kad socialiniai tinklai, kad tas kompiuteris yra bloga. Ne, yra nebloga. Bet mano manimu, tai atima iš vaikų labai didelę dalį tos gražios vaikystės. Tikrai didelę dalį. Tenka pripažinti, laiko atima tikrai. Jo. Tai gražaus laiko. Kaip jaučiatės, matydamas savo eilėraščius plintant interneto platybėse, turbūt džiugina? Aišku, džiugina. Nu, Dieve, kaip gali nedžiugint, kada tu kažkur tai netgi važiuoju miestos, tuo savo keturračiu, moteris praeidama, labą dieną, poetė, sako. Aš jos nepažįstu. Ji mane atpažįsta. Aš ir negaliu visų atpažinti. Negaliu šitiek žmonių. Aišku, kad pakutena širdį, aišku, kad išdidumas ima, kad va mano eilės plinta, kad tie žmonės skaito, ypač kuo daugiau komentarų, tuo daugiau acys pasikelia. Ne, nu, pasikelt man nereikia, bet aišku, kad labai gerai. Kiekvienas, kaip tas sako, dainininkas laukia aplodismentų, teisingai. Kiekvienas rašantis laukia komentarų. Taip ir aš laukiu, ne tai, kad dėmesio, aš laukiu, tiksliau, mano eilės laukia dėmesio. Nes mano eilėse tai aš. Tai va tiek galiu pasakyti. Ką pasakytumėt, patartumėte jaunam žmogui, kuris ketina rašyti, nori rašyti poeziją? Norint rašyti poeziją, reikia save. Bet bijo, kad niekas nesupras. Vot dėl to baimės man daug parašo asmeninių žinučių, atsiunčia eilėraščius. Tai ko jūs nedėtate į internetą, sako, bijau, žinokit, kritikai yra geriausias vertintojas. Kuo daugiau jūs kritikuos, tuo jūs geriau rašysit. Tuo geriau. Aš irgi gavau tos kritikos, Dieve, tu mano, buvo pilna to visko. O norint rašyti reikia pirmiausia įsijausti į tą gamtą. Kaip pasakau, kaip artistas įsigyvena į savo rolę, taip tas rašantis turi netgi geležydą įsijausti. Kad žinot, kuo jinai kvepia. O, kaip gražiai pasakėt. Nu taip, Robert, taigi pat jūs berods irgi prie artistiškumo to. Pat žinot, kad blogas tas artistas, kuris savo rolės neįtraukia, neįgyvendina į save. Taip. Pirmai jisai turi rezonuoti save. Tada publikai. Taip, ir mes rašom eilės, bet tas eilės parašau iš vakaro, anaiptol perskaitau ir žiūriu, ar aš viską teisingai, nes aš jas rašydamas, aš pergyvenu kiekvieną savo žodį. Ir tą meilės įsiskyrimą, ir meilės suradimą, ir netektį, ir gimimą netgi naujo žmogeliuko, suprantat. Ir tas pušų ošimą, gegutės kukavimą. Kažkas sakė, tetos, jas kažtave panešiu. Nereikia, anūkėlį, nereikia, sako, pati davėsiu. Tai ko tu pateisi, aš ką tik po pensijos dar foksis. Benešdamas. Nu, šiaip laimingas žmogus, Vaclavai. Nu, žiūrint, kaip tą laimę, šiaip tai laimingas. Ne, nėra žmogaus, kuris būtų visą gyvenimą laimingas. Yra tų momentų, kada tu supranti, kažko netenki, kažko nusivyli, kažkas nepasiseka.
tada jau tu nelaimingas. Va šiandien šito labai laimingas buvau, supranti, ko niekada nebuvau padaręs, pasitikrinau teleloto bilietą, išlošęs 18 eurų. Net bilietą pabučiau už 5 minučių suždau, kad tas draugas, tai va tau laimė mainosi su nelaimė. Tai taip, kad ta laimė į tokis, bet visumoje tai laimingas. O čia tų netekčių mes nei vienas neišvengsim ir jos buvo ir bus, ir reikia prie jų priprasti negalima, bet kažkokį tai laiką tu turi paskiau su jom susitaikyti. Kažkokį laiką reikia būti susitaikyti su jom, turi susitaikyti ir tiek žinių. O čia kažkur šitoje vietoje, jeigu pats atsimenu, Robertai, stovėjo tokia būdelė, vandens siurbykla. Ir čia kažkur aplink šitas vietas buvo tie vieši tualetai parko. Tai va tokie atsiminimai. Čia tie takučiai tai nuo seniai išlikę. O čia buvo vaikų lopšelis, darželis, šitas pastatukas. Čia darželis buvo? Jo. Kur astate? Jo, buvo lopšelis, gal net lopšelis tik tais. O kaip sakiau, aš tai mokiau. Man naujiena. Jo, Robertas. Čia daug kas kam naujiena, žinai, kas to Alytaus nematė tokio į senovės. Aš kaip čia gimęs augęs, aš čia šitus tokius mynės, kaip tu sakė, taigi čia toj kultūrkė, kaip mes vadindavom, Šaulių, kur dabar labai tai vadinom mes kultūrkė. Tai mesgi čia ateidavom, kur tu knygą pasidėjinėšys, tai mes čia į šokius ateidavom žiemą, rudenį. Šokiai būdavo. Greičiausiai jūs turėjote pažinoti gerai žinoma buvusi teatro režisierių Valentiną Kirlį. Tikrai, kad pažinojau. Nu kaip, ne tai, kad asmeniškai, bet žmogus buvo žinomas visam Alytui, kaip ir ponas Daraškevičius berods. Teisingai. Pirmos vidurinės buvęs direktorius Prikto dalyvis, kaip Romas, šitas amžinatelis jau vienas iš paskutinių banko direktorius, kaip mes jį vadindavom. Stambus tokis, atsimeni, Romas. Maksimavičius. Maksimavičius. Taip, irgi gyva miesto legenda. Taip, čia einam ar ten einam? Galim tada čia. Gerai. Gyva miesto legenda, tikrai, kad gyva. Nu, jie visi buvo. O šitą Daraškevičių, tai jis pirmoji vidurinė ten turėjo tokį butuką, jie ten gyveno. Tai mes kaip vaikai vadindavom šnipu. Dabar kaip kas paklaus, sako, tai kodėl šnipu? Jis būdavo rudenį tokius ploščius pas jį. Ir skrypelė tokia didelė. Tai mums vaikam kaip šnipas atrodydavo. Asociacija. Jo, tokia asociacija būdavo. Šnipu vadindavom. Kirlys labai fainas buvo žmogus. Jis Kirlienę atsimenu jo žmoną irgi. Bet čia jau, žinai, seniečiasai mes tada negalvojom apie tai, kad mums tas viskas, kas dabar jau išeina, mums liks atminti ir kažkada mes atsiminsim su džiaugsmu, kaip tas sakė, tą viską supranti ir su tokia didelė nostalgija. O taip ir yra, taip atsiminam dabar. Ne visuomet, bet va, aš dažnai, kada nueinu į kapines, aš dažnai dar buvo sveikesnės kojos, aš apeinu kapines, pasiskaitau užrašus ant paminklų, kiek aš ten pažįstamų surandu, kiek tos nostalgijos, kiek ten atsiminimų. Žiūrėk, jau naujas kapelis atsirado, pažįstama pavardė. Viešpatie, tai aš taip ir kalbu, sakau, tai tavęs jau nėra, o nei nežinai. Nei nežinai, kad to žmogus nėra. Tai taip, kad man kapinės kažkaip tai tokia vieta, bet man suteikia ramumą. Aš mėgstu juose pasivaikščioti. Man ten ramu, ten su savo mintim, ten niekas netriukšmauna. Paukščiukai, jie netriukšmauja, jie linksmina tuos, kurie išėjo. Eini jų klausais ir tokios, kažkaip tai aš nežinau, man kapinėse aš apie mirtį jokių asociacijų nėra. Aš visai negalvoju apie mirtį. O jūs pats bijot mirties? Žinok, nemeluosiu, bijau. Aš galvoju, kad nėra žmonių, kurie nebijo. Visi žmogus sako, aš mirt nebijau. Bet kada ateis tas momentas, kada tu žinosi, kad tau beliko valandos, dienos, tai aš nemanau, kad tu neįsigasi. Įsigasi. Nes aš žinau, neminėsiu iš artimų, man negiminė niekas, bet pažįstamų irgi. Sakydavo, oi, sako, aš tai nebijau mirti. O paskiau
kaip daktarai jau pasakė galutinę diagnozę, nu nepasakė į akis, kad mirs, bet jis jau taip pat žmogus, supranti. Jis verkdavo. Jis tik tada suprato, kad viskas. Jau jam toliau nieko nebus, jau rytoj galbūt tų pačių anūkų nematys žmonos ir matys mylimos. Jis nekvėpų šito oro, negirdės nieko. Ir va, ne dėl to, kad baimė mirt, bet baimė to visko netekt, kaip pasakau. O tas yra. Prisirišo žmonės labai. Jo. Ir turbūt sunku atsirišti, kaip sakyti. Taip, pripranti prie visko. Kaip sakyti. Pripranti prie visko, o kaip prie gyvenimo irgi žmogus pripranti. O kaip prie jo nepriras, jeigu tau čia buvo gerai. Kada buvo daugiau voverių parke? Ar tada jūsų jaunystės laikais, ar Biškį dabar? pilsim. Žinok, man atrodo jaunystės laikais. Nes eini voveriukės, supranti. Tai man atrodo jaunystės. Nors nežinau, ir dabargi ten jų daug yra. Ten niekas ten jų neskaičiavo, niekas jų nesuskaičiavo, supranti. Bet ką žinau. Nu ir dabar nėra šito triukšmo, tam parke jis geramus. Nu, taip. Ar gražus tas miestas Alytus? O, Jėzus. Robertai. Patinka jame gyventi? Manęs, kaip sakiau, mane nebent surišta iš čia, išvežtų. Aš iš Paryžiaus pareitau pėsko. Ne? Ja, žinok, kažkaip tai, Kuo brangus miestas Alytus jums? Kuo? Jis... Kas riša, it mazgas? Meilė. Praeitis, dar. Čia praeitis, čia mano viskas išvaizda, čia mano viskas išlakstyta, čia mano viskas įžiūrėta, čia mano koja ten ir ten dėta, čia mano viskas čia. Čia mano gyvenimas, mano praeitis, mano ateitis ir kaip tas sako, mano pušelės, kurias ten auga, to kuriuom aš atgulsiu. Kuriuose kapinėse? Užupių. Jo. Taip, kad nori, nenori žmogau, o savo miestą mylėti reikia. Net ir tie, žiūrėkit, kurie išvažiavę, ir tas pats Albertas Šekspyras, ir kiti išvažiavę, gal dėl būtinumo išvažiavę į tą Vilnių, bet jiegi vis tiek į čia suplaukia. Jie vis tiek čia randa galus, jie čia randa savo paliktus draugus, jie čia randa tą meilę ir tą nostalgiją. Ir kaipgi čia jos neieškos, jeigu aplinkui. Man ieškoti nereikia, nes aš čia vietoj. Aš su šitų miestu, aš su jo dūšia, su jo kvėpavimu, su jo vėju, su jo pušynais, su dailidėm galų gale. Aš čia, jis manyje, aš jame, kaip sako. Ar yra pačio šeimoje ar giminėje rašančių, valdančių plunksną? Sesuo. Teisingai, sesutė jūsų. Sesuo. Puikiai irgi rašo. Labai jos dainingos eilės, labai daug dainuotojos eilių. Daug jinai, kur važinėja, jinai, matai, dėl ko jinai gali skaityti, jinai skaitovė. O aš negaliu skaityti, nes aš skaitau ir bijau, kad aš netaip suskaitysiu. Tai ką man bereikalingai suprati. Kam virt košę, jei tu jos nemoki virti, jei tu ją prisvilysi. Koks savikritiškas. Ne, tai taip, Robertai, aš ir dabar skaičiau. Aišku, man tą eilėraštį aš būčiau perskaitysi prieš tai 5 kartus, gal būtų geriau gavęs. Yra keli eilėraščiai, kuriuos aš jau moku atminti. Tai čia per ilgą laiką, nes juos visi prašo paskaitytis. Tai aš kaip kuriuos dzūkiškus iškalu. Tai kurį čia mintinai mokate? O ilgas, reikia tada sėsčiau. Sėskimės. Manau, tai gal negalėjai, aš po vieną. Tai biškį pailsėsiu ir tada tyliai tą vieną dzūkišką, tokis ilgas, ne visai ilgas, bet tokis humoristinė. Pirmą kartą aš įskaičiau, tai irgi labai susigėdau, nes labai prastai perskaičiau. O paskiau užlėto ir va tokis vadinasi čistų praudų. Čistų praudų jums sakau. Aš iš grūšios iškritau. O po joj buvo banda, vakar karvė sudėta. Smūgis buvo toks smarkus, kad apmėžiau visus laukus. Liko tik tai duobė, kapančiakose skylė. Smūgį tų sliekai išgirdo. Iš po žemių tuo išlindo. Skaitos vieto pabaiga,
mums daryti čia nėra ką. Ir surezgi tokių mintį, ajo balon, jie skandintis. Juokės vištos ant mėšlyno, kad neliko tokio blyno. Kacinas pelas bučiavo, kad pasijuokti rūpkė gavo. Šuo braužė kiaulės kojų, trečių dienkapis neloja. Karvė bulių pakabino, skaito einam šokt kadrilio. O ožys tik barzdų kratė, tokio cirko dar nematė. Nu tai va, istorija tokia. Visiems juokas, o man bėda. Tai dėkavoju už šitas eilės. Neruškų, ką pasakė. Neruškų. Ačiū labai. Aš neįsiu per stiklus vien tam, kad pasigirčiau. Nesižegnosiu vien dėl to, jog pagalvotų, kad tikiu. Ir iš didumo aš liga nenoriu, kad susirgčiau. Aš noriu būti paprastas, tarp paprastų žmonių. Aš noriu ranką spaust su pagarba, nenusižeminti. Kalbėti širdies ir tiesą, o ne pataikauti ir meluoti. Matyti noriu viską taip, kaip yra. Ir nieko nepagražinti. Aš noriu nepritart visiems, o su visais dainuoti. Aš noriu nebijoti, kad mane kažkas pažemins ar apdrabstys purvais ir puls iš nugaros, iš pasalų. Aš noriu, kad ryte, kai saulė mane pažadins, ištarčiau, kaip gera, kad turiu tiek daug tikrų draugų. Aš neįsiu per stiklus vien tam, kad pasigirčiau, nesižegnosiu vien dėl to, jog pagalvotų, kad tikiu, bet noriu, kad tikrus draugus savam kieme surinkčiau ir pasakyčiau garsiai jums visiems. Aš jūs myliu. Bet ir pataikė tokias eilės. O, pataikė. Nuostabu labai. Tai labai... Aš vertinu labai tą draugystę, apie draugystę irgi daug esu parašęs. Man draugystė viskas, su tikrais draugais. Man draugystė viskas aš draugaunu su savo anūkais. Aš draugaunu su savo dukra, aš draugaunu. Jūs esate ne tik senelis, bet ir draugas. Taip, mes pasijuokėm, mes pasikalbam. Aišku, anūkai dabar anūkas jau išvažiavęs prie jūros, dirba ten su savo mergaite. Nu, kaip su savo mergaitė panelė, kaip dabar čia, kaip įvardyti dabar tą. Kaip pavadins, nepagadins. Jo, anūkė čia vietoje, tai va, kažkur tai buvo gal jau išvažiavus, kaip jūs atvažiavot pas mane į kiemą, laisvos į dienos. Nu, mes ateinam pasijuokiam, pakalbam, kavutės rytais kartu išgeriam. Ir man gerai, aš nenoriu, kad ateitų ir sakytų, didolė, kaip aš tave myliu. Man užtenka, kad jie ateina aplanko mane, man užtenka per langą pamatyti, kad grįžo anūkas ar anūkė. Ir aš laimingas visai savaitę. Koks geras vaistas tie anūkai. O, Jėzus, žinokit, nuo visų ligų. Ačiū Jums labai, mielas Vaclavai. Ir paskutinis tada, ką palinkėtumėte žmonėms Lietuvai, Alytaus miestui, kuris atšventė neseniai labai gražų gimtadienį. Gražų. 4-4-4. Taip. Gyvenkim. Gyvenkim ne dėl savęs, gyvenkim dėl žmonių. Gyvenkim dėl savo miesto, dėl savo šalies. Gyvenkim dėl to, kad ne tik mes mylėtumėm, bet kad mylėtų ir mus. Štai tokiais gražiais, prasmingiais žodžiais baigėme video reportažą su žinomu, jau nebe Alytaus, bet Lietuvos minčių skleidėju, o aš dar pavadinsiu vis tiek poetu Vaclavu Matažinsku. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Čia buvo Robertas Šarknickas ir poetas Vaclavas Matažinskas. Dėkojam. Oi. Nu va. Tiesiog, Robertai, Jo, aš prie vartelio taip ir padarysiu tada. Tai dar kartą labai ačiū ir iš viso labai norėjau pamatyti jau patį gyvai, jau nebe tik per susirašinėjimus. Ačiū tai, Robertai, tau, nes mes senoviniai draugai, aš buvau įkėlęs 8 metai berods. 8 metai. Nuo tos pirmos knygutės. O kiek jau buvo. Dabar jau dar vieną turiu paruošęs, bet dar kol kas, nu kaip paruošęs, suprantate, studentas darė diplominį darbą ir prašė mano eilių.
Tai jis jau ją sumaketavo viską, supranti. Į savo tą diplominį darbą atbuvo, dabar pas mane stovi, aš pasirinksiu pinigučių ir gal išleisiu tą paskutinę knygą. Tai lauksiu premjeros tada. Tai aš jai... Aš atvyksiu būtinai. Tai jo, jeigu Jūsų darysiu kažką pristatymą. premjeros, tai aš netgi patį ir prašysiu pristatymą. Oi, gerai, tikrai taip. Viskas. Padarysiu. Tai jeigu tik tas bus, neskau nieko, Būtinai. viskas perspektyvoje. Gerai. Būtinai, Ai. būtinai. Gerai, Robert, tai buvo tikrai Ačiū labai. malonu, iš dūšios, jau seniai taip atvirai su kažkuo kalbėjau. Ne? Reikės Ačiū kibais tau, bičiuli mielas. kokią motiškę surasti. Gerai, linkiu. Ir įsikalbėt. O kodėlgi ne? Smagiau gyvensiu. Taip, taip. Gerai, Ačiū, Robert. dėkavoju. Ačiū, sėkmės. Dėkui. Tai man duosi žinutę, kada jau bus paruoštas reportažas. Būtinai pačiam pirmam. Taip, bendrai pats gali ir įkelti pas mane. E... Nu, į mano. Ai, pasidalinsiu aš. Jo. Gerai, tai po savaitės bus. Gerai. Nu, Gerai, tvarkoj. tvarkoj. Dėkui, iki. Iki.